Sveiki, ar žinote ką nors apie John Zorn? Tai yra New Yorko saksofonistas, bet pirmiausiai tai yra avangardistas, džiazo kūrėjas ir įvairių projektų, įvairių muzikinių labai nuotaikingų ir nenuspėjamų dalykų autorius. Jis išleidęs turi labai didžiulę diskografiją, jo muzika įdomi ir džiazo klausytojui jinai būtina bent kažkiek tai turėti iš jo kūrybos. Mano mėgstamiausias albumas Gift. Jo Masada trio ir jos gyvas koncertas, gyvas įrašas. Vienas žemiausių jo darbų Kobra, bet čia gyvai. Daugiau Masados. Misteris. Misterium, tiksliau. Chimeros. Masados. Masados gitaros. Čia dar nežinau, kitas leidimas tik tai. Daug jo projekto, kas žino, tas žino, kas domisi, su kuo jis groja, tas renka ir tų kitų atlikėjų, Tadzik firmos ir Mike Patton iš Faith No More irgi bendradarbiauja jie, kaip ir šitam albume jo. Kaip jau minėjau, begalės albumų. Čia dviese jie. Mano mėgstamiausias šiuo metu, ko aš šią minutę norėčiau paklausyti, tai turbūt jo projektas Naked City. Va šis. Tai tikrai koliažai, tai
netikėta labai muzika ir trumpi tokie koliažai. O mažiausiai norėčiau klausyti va to 50 jubiliejaus koncertai ir susirinkimai jo. Naujesnį jo albumai daugiau naujo amžiaus muziką primenantis world muziką ir panašiai su kinais. Masada koncertas. Masada ne koncertas. Redbird. Jo Masados Unknown Masada. Jo kartu su Book of Angels tokia serija. Čia būtent kartu su mano mėgstamais džiazo trio Medeskiu, Martinu ir Woodu. Prie to pačio galėčiau jo kartu su jais jis dalyvavo ar produsavo ar kažkaip susijęs Medeskio, Martino ir Woodo. Ir taipogi šis Medeskis, Martinas ir Woodas End of the World Party. Ir kūrinys taip ir vadinasi, antrasis. Ir dar yra New Planet vadinasi kūrinys. Tų 50 yra be galo daug ir aš jų labai retai klausau. Po to kitas jo projektas, serija, ar kaip čia kūrybos sfera, kuo jis dar užsiema, tai muzika filmams. Tai yra tokia ilga serija Filmworks. Būtent vienas mėgstamiausių Filmworks. Kitas Filmworks kompaktinis diskas. Ir trečias, kuris labai patinka, Invitation to Suicide. Muzika apie savižudybę filme skambanti, bet muzika tikrai labai gera. Čia kažkas susiję su satanizmu. Ratai visokie keisti, apibrėžti. Music for Children. Na, čia tik ne Zorno suvokimų, kad muzika for Children turbūt rami, tiki ir be jokių siaubo elementų.
Nors vaikai klauso tokios muzikos. Filmworks. Filmworks. Toliau Filmworks. Ką dar galiu pasakyti apie John Zorn? Na, jeigu jisai būtų su kuo nors lyginamas, tai greičiausiai su Franku Zappa pagal albumų skaitlingumą, kūrybos bendrą dydį ir įvairiapusiškumą, sąsają su roku, su džiazu. Ir kitas žmogus tai būtų Robertas Fripas, kuris yra labai kietas King Crimson grupės vairininkas ir visų idėjų autorius. John Zorn, kita vertus, panašesnė muzika į Frank Zappa negu į King Crimson. O dar radau iš Filmworks. Heretikas, Naked City. Negražus viršelis, negražus. Heretikas. Ir paskutinis toks. Tai va tiek apie šį kūrėją avangardo ir jis toliau kūrė, jis toliau daro baikas ir manau, kad reikia dabar ne taip jau ir seniai atsiradusią muziką Spotify, Deezer platformose perklausyti ir įvertinti. Ar jums patinka jo muzika, ar reikia rinkti toliau, ar tiesiog pasidžiaugti ją per ten. Tai tiek.